Sveiki, šiandieną noriu su jumis pakalbėti apie pagrindinį akcentą, pagal kurį dauguma renkasi išmanųjį telefoną savo, tai yra telefono fotokamera. Su jumis Povilas, Android LT. Iš techninės pusės pabandysiu kaip įmanoma paprasčiau paaiškinti, kokie vidiniai fotokameros komponentai yra atsakingi už galutinę nuotraukų ir video kokybę ir į ką daugiausiai reikėtų atkreipti dėmesį, renkantis išmanųjį telefoną pagal fotokamerą. Telefono kamera iš techninės pusės paaiškinti paprastai yra gana didelis iššūkis, bet pabandysiu tą informaciją kaip įmanoma paprasčiau susisteminti ir perteikti jum, kad įsisavintumėt ir išmoktumėt taip, kaip išmokate naudotis tom savitarnos kasom parduotuvėse. Paklauskite pas draugus ar artimuosius, kas jiems svarbu renkantis telefoną. Tikrai mažai kas pasakys, kad jiem yra svarbu tinklo parametrai, Bluetooth versija, laikinoji RAM atmintis ar ekrano raiškos greitaveika. Dauguma pirmiausia akcentą deda ant telefono fotokameros. Savaime suprantama, kad telefonų gamintojai šitą akcentą irgi pastebėjo. Dėl to visus telefonus pristatomus rinkoje labai akcentuoja per telefono kameros prizmę. Ir jeigu atkreiptumėte dėmesį, visos didžiausios reklaminės kompanijos, kurios leidžiamas pristatant naujai pasirodančius modelius, pagrindinį akcentą lygiai taip pat deda ant telefono kameros ir jos galimybių. Čia reikėtų šito vietoj nepasimauti ir jau seniai nebesivaikyti megapikselių kiekio, nes megapikselių kiekis ir jų skaičius kameroje neapibrėžia galutinės nuotraukos kokybės ir raiškos. Kodėl taip yra? Bandysiu paaiškinti, pristatydamas detaliai, kas sudaro pačią fotokamerą, kokie komponentai fotokameros viduj sąveikauja tarpusavy ir padeda užfiksuoti kuo aukštesnės raiškos vaizdą. Taigi atrodytų, kodėl Samsung Galaxy S23 Ultra turintis 200 megapikselių negali fotografuoti geriau už, kaip pavyzdys, iPhone 13, kuris turi tik 12 megapikselių kameras. Ir čia priėjome prie tos vietos, kur megapikselių kiekis neapibrėžia galutinės nuotraukos kokybės, o už visą tai atsako pačioj fotokamerai sąveikaujantis papildomi komponentai. Prieš apžvelgiant fotokameros vidinius komponentus, pasiaiškinkime tą pagrindinį akcentą, ant ko visi telefonų didieji gamintojai žaidžia, tai yra megapikseliai fotokameroje. Pasižiūrėkime, kas jie yra tokie, kokią funkciją atlieka ir už ką jie galiausiai yra atsakingi, kai jūs fotografuojate arba filmuojate. Kai jūs fotografuojate, fotokameroje yra atveriama diafragma, kuri surenka šviesos elementus, dar kitaip vadinamus fotonus. Ji fotonus perduoda į megapikselius, o megapikseliai fotonus paverčia skaitmeniniu signalu, kurį perduoda vaizdo signalo procesoriui apdirbti ir konvertuoti į skaitmeninį vaizdą. Diafragma telefono kameroje veikia kaip šviesos surinkimo elementas ir jinai yra žymima F raide kameros parametruose. F raidė reiškia focal length, tai yra atstumą nuo kameros lęšio iki šviesos surinkimo sensoriaus. Tai kuo didesnis yra atstumas, tuo daugiau šviesos patenka į telefono kamerą ir galima išgauti raiškingesnį ir gilesnį vaizdą. Čia veikia visai priešingi parametrai, tai reiškia, jeigu prie F raidės matysite mažesnį skaičių, mažesnis skaičius reiškia didesnę diafragmą. Kaip pavyzdys, prie 50 megapikselių kameros diafragma gali būti nurodyta 1,8 dydžio, o prie 12 megapikselio kameros matysite diafragmą 2,2 dydžio. Tai turėkite omeny, kad kuo F raidės žymimas skaičius yra mažesnis, tuo diafragma telefone yra didesnė ir gali užfiksuoti aukštesnės raiškos vaizdą. Kitas nemažiau svarbus parametras tai yra pikselio dydis telefone.
Pikselio dydis matuojamas nuo vieno pikselio centro iki kito šalia esančio pikselio centro ir žymimas UM raide telefono kameros parametruose. Kaip pavyzdys, iPhone 12 Pro lyginant su Samsung Galaxy S21 turi kur kas mažiau megapikselių, tik tai 12 megapikselių lyginant prieš Samsungo 108 megapikselius. Bet iPhone 12 Pro telefone patys megapikseliai yra 1,7 UM, kai tuo tarpu Samsung telefone yra tik tai 0,8 UM. Tai yra daugiau nei 2 kartus didesni megapikseliai, gebantis iš telefono kameroje esančios diafragmos priimti kur kas daugiau perduodamos šviesos. Prieš keletą metų Samsung pristatė Dual Pixel technologiją, kur kiekvieną pikselį padalino į 2 dalis. Šitas sprendimas leido kiekvienam pikseliui užfiksuoti vaizdą iš kairės ir dešinės pusės. Vėliau tą vaizdą palyginti ir sulieti į bendrai matomą vieną nuotrauką. Tai buvo išspręsta išsiliejusių nuotraukų efektas. Negana to, Samsung visai neseniai pristatė Dual Pixel Pro revoliucinę technologiją, kur kiekvienas pikselis telefone buvo ne tik padalintas pusiau, bet dalis jų padalinti ir įstrižai, kas leidžia vaizdą lyginti ne tik nuo kairės ir dešinės, bet nuo viršaus ir apačios. Tai reiškia, užfiksuotas vaizdas yra lyginamas iš visų 4 kampų ir sujungiamas į vieną bendrą nuotraukos vaizdą. Šitos technologijos dėka buvo išspręstas išsiliejusios nuotraukos efektas, kuris dažnai būdavo gaunamas, kai fotografavimo metu yra sujudinamas telefonas. 1 megapikselis yra lygus 1 milijonui pikselių. Taip yra skaičiuojama. Pasižiūrėkime, kaip nuotraukoje galėtumėm rasti tą 1 pikselį, kuris tarp milijono pikselių sudaro bendrą vaizdą. Va tas vienas iš kvadratėlių, kurį dabar matote, yra 1 pikselis. Ir jų visa visuma sudaro megapikselius, iš kurių jūs matote visą nuotrauką ir jos raišką. Tai va tiek apie tos megapikselius. Aš juos dar paminėsiu toliau pasakodamas apie vieną svarbiausių telefono kameroje esančių komponentų, kuris atsako už galutinį rezultatą po filmavimo ir fotografavimo, ką matot telefono ekrane. Tai yra vaizdo signalo procesorius. Pažiūrėkim, kokias funkcijas jis atlieka ir kiek atsakomybių jis turi. Vaizdo signalo procesorius, gaunantis iš megapikselių elektroninį signalą ir sugeneruojantis skaitmeninę nuotrauką, vienas atsakingiausių komponentų telefono kameroje. Pažiūrėkime, kokios yra jo atsakomybės ir kiek funkcijų jis atlieka. Auto White Balance tai funkcija, kuri iš surinkto šviesos užfiksuotoje nuotraukoje išryškina vaizdą ir spalvas. Kaip naktį užgesinus šviesą kambaryje, mūsų akys turi apsiprasti prie tamsos, kad bent kažkiek matyti aplinką, taip Auto Exposure funkcija apsprendžia, kiek ilgai kameroje laikyti atvertą diafragmą, kad surinkti pakankamai šviesos, norint užfiksuoti nuotrauką pagal tos aplinkos sąlygas. Autofocus tai automatinio vaizdo sufokusavimo funkcija, kuri kaip ir visiems yra aiški. Demosaiking tai yra toks sudėtingas procesas, kurį vaizdo signalo procesorius turi atlikti akimirksniu ir pabrėžiu akimirksniu. Tam lietuviško vertimo nėra, tai demosaiking galim vadinti kaip puzlės išdėliojimu, kur jisai turi kiekvieną megapikselio paduotą spalvą sudėlioti į bendrą vaizdą ir iš to išryškinti galutinę nuotrauką. Ir čia reikėtų grįžti į filmuką, kur matėme, kad kiekvienas pikselis palaiko tik vieno tipo spalvą. Vienas pikselis priima tik raudoną spalvą, kitas tik žalią, dar kitas tik mėlyną. Ir šitas spalvų derinys vadinamas Red, Green, Blue arba sutrumpintai RGB. Šitoj vietoj vaizdo signalo procesorius iš kiekvieno pikselio gavęs po spalvą
Iš tų trijų spalvų - raudonos, žalios ir mėlynos - jas kartu kombinuojant gali išgauti visą reikiamų spalvų paletę, kad išryškinti bendrą nuotraukos vaizdą. Ir penktoji vaizdo signalo procesoriaus funkcija - tai yra triukšmo lygio pašalinimas iš nuotraukos. Triukšmo lygis atsiranda dažniausiai, kai fotografuojama prieblandoje ir manau daugumai yra tekę su to susidurti. Tai yra pixel noise dar vadinama, pikselių triukšmo sukeltas efektas, kai prieblandoje fotografuojant pikseliai nepasidalina savo spalvomis. Kad paaiškinti paprasčiau, įsivaizduokime akvareliniais dažais tapomą paveikslą, kur ant dar neiščiuvusių dažų sluoksnio jūs užteptumėte visiškai naują spalvos liniją ir jos kraštai susilietų su jau ten esančiomis spalvomis. Taip pat atsitinka pas pikselius, kai jie yra vienas labai arti kito, tos spalvos viena kitą šiek tiek perdengia, kai yra fotografuojama dideliai prieblandai. Ir pabaigai pakalbėkime apie optinę ir elektroninę stabilizavimo sistemas esančias kameroje, skaitmeninį ir optinį vaizdo priartinimą ir į kokius parametrus, fotokameros parametrus reikėtų atsižvelgti, renkantis telefoną su ypatingai geru vaizdo filmavimu. Optinė vaizdo stabilizavimo sistema - tai viduj kameros toks veikiantis mechanizmas, kuris padeda kameros objektyvui absorbuoti telefono vibraciją. Kameros objektyvas turi viduje šiek tiek paslankumo, kas leidžia išlaikyti stabilesnį vaizdą fotografuojant ar filmuojant. Elektroninė vaizdo stabilizavimo sistema ji veikia operacinės sistemos pagalba ir yra kaip operacinės sistemos funkcionalumo dalis, padedanti vaizdą stabilizuoti per programinės įrangos pusę. Ir trečioji - dirbtinio intelekto vaizdo stabilizavimo sistema, kuri šiai dienai išmaniųjų telefonų fotografijose dar nėra tiek efektyvi kaip optinio ar skaitmeninio vaizdo stabilizavimo sistemos. Kaip šiame video matote, po kairę yra naudojama dirbtinio intelekto stabilizavimo sistema, po dešinę optinė stabilizavimo sistema. Skirtumai akivaizdus. Optinis priartinimas yra telefono kameros funkcionalumas, naudojamas fotografavimo momentu, kai pritraukiate nutolusį vaizdą ir jį užfiksuojate nuotraukoje. Tuo tarpu skaitmeninis priartinimas yra operacinės sistemos dalis, kai per programinę įrangą jau užfiksuotas telefono kameros vaizdas priartinamas pačiam ekrane. High Dynamic Range arba HDR efektas šiai dienai jau yra naudojamas telefonų fotografijose kaip integruota funkcija, šiek tiek pagyvinanti užfiksuotos nuotraukos spalvas ir kontrastą. Tie, kas norite naudoti šią funkciją atskirai rankiniu būdu, reikėtų nepersistengti, nes kitą kartą užfiksuotos nuotraukos gali įgauti dirbtinai per daug raiškų ir kontrastingą vaizdą. Ir paskutinis telefono kameros parametras tai yra filmavimo kokybė. Šiai dienai net ir biudžetinės klasės telefonai palaiko 4K filmavimo kokybę, kas galėtų būti prilyginama 8 megapikselių rezoliucijai. Flagmanai šiai dienai palaiko ir 8K kokybę, kas išpildytų 33 megapikselių rezoliuciją. Bet nemažiau svarbus lieka ir FPS parametras, tai yra frames per second, reiškiantis kiek kadrų per sekundę fotokamera geba užfiksuoti. Nuo to priklauso įvairių slow motion video kokybė. Tai reiškia sulėtinto vaizdo efekte galėsite įžvelgti kur kas daugiau detalių, jeigu telefono kamera galės užfiksuoti 24 ir daugiau kadrų per sekundę. Kaip pavyzdys šiai dienai tiek iPhone 15 Pro, tiek Samsung Galaxy S23 Ultra palaiko iki 60 kadrų per sekundę filmavimą 4K rezoliucijoje. Tai reiškia, darydami sulėtinto efekto vaizdo filmavimą, jūs užfiksuosite įspūdingai daug detalių, ko įprastai nepastebėtumėte standartinio filmavimo režime. Taigi, mielieji, iš manęs tiek. Tikiuosi buvo verta, tikiuosi buvo įdomu, tikiuosi nenusibodo.
O svarbiausiai, labai tikiuosi, kad šiandien sužinojote daugiau, nei žinojote vakar. Jeigu taip, tai man yra didelė paskata kurti ir toliau panašų kontentą. Rašykite savo komentarus ir nuomonę komentarų skiltyje ir bus labai įdomu sužinoti, ką norėtumėt iš manęs išgirsti toliau. O galbūt sekančiam video norėtumėt, kad pakalbinčiau savo artimą draugą ir gerai Lietuvoje žinomą fotografą, Fotogeras. Tai su juo galėtumėm padiskutuoti apie telefono fotografijas, tai kaip daryti profesionalias nuotraukas su tam tikru kameros setupu ir kaip išnaudoti visas telefono kameros galimybės fotografuojant įvairiose aplinkose. Rašykit savo atsiliepimus, lauksiu iš jūsų žinučių ir visiems gero laiko. Su jumis buvo Povilas, Android LT. Ate.